Nieko, gerai žaidėm kaip komanda, kamuolys gerai idėja, buvom užsidegę gynybai ir rezultatas matėsi. Ar sunku buvo susikaupti, sakykime, vis tiek galvos ir belgai? Nemanau, kad sunku, mes stengiamės gerinti tą savo žaidimą, išlaikyti tą užsivedimą ir mums reikia gerinti ir žaisti ir pajusti tą vienas kitą, kaip buvo prie paskutinės porą varžybų ir eiti vis tiek toliau ir tuoj prasidės lemiamos varžybos. Dėl paskutinių 5 minučių treneris daug velnių davė? Davė, aišku, gavom velnių už tas paskutinės 5 minutės, nes pasileidom ir neišlaikėm to žaidimo brožo, kurį turėjom išlaikyti, padarėm daug klaidų, tai sakoma, reikia žaisti 40 minučių, ne 30-35. Linai, esat vieną koją jau ketvirtfinalyje, ar stebėjot vakar, pavyzdžiui, kitos grupės kovas? Kokie įspūdžiai? Stebėjom, matot, šitas čempionatas labai apylygis yra, labai daug apylygių komandų. Kita grupė yra tikrai stipri, slovėnai, kur namie žaidžia, ispanai, graikai, kroatai, italai. Tai, sakau, bus įdomu ir čia labai įdomiai tas ketvirtfinalis vietos, ant ko užžaisi, kas čia jau kaip susiklostys ir ten prasidės jau tokios labai rimtos kovos ir žiūrėsim. Komandas, manau, kad lygis yra labai apylygis visų. Ar puolant dabar daugiau improvizacijos atsirado? Ką? Ar puolant daugiau improvizacijos atsirado? Nemanau, kad daugiau improvizacijos, mes tos ne improvizacijoje problema buvo paprasčiausiai. To laisvumo pas mus nebuvo, mes žaidėm biškai kaip robotai, nestatėm užtvarų, kai reikėjo statyti užtvaras ir taip ganėtinai žiūrėjom tą paskutinę derinio fazę, kada jau ten viskas turi atsitikti ir į tą, kad kaip iki to daeiti, mes tą praleisdom, tai tokia ir buvo didžiausia mūsų problema. Ir yra kitoj grupėje komanda, kur sakytume, velnias su ją nenorėtume žaisti? Nemanau, kad yra, kad nėra. Čia, sakau, kaip išpuls, kaip likimas duos, su tuo reikia žaisti. Kaip praeitis rodo, skaičiuoti negalima, nes dažniausiai likimas tada ir nubaudžia. Kai pradedi kažką galvoti, skaičiuoti, ar visos komandos apylygės, kas jau bus, tas bus ir reikės kautis su kiekviena ir iki pat galo. Jūs nuo čempionatui gauname formą, tai geras ženklas, kad ta forma gerėja kasdien. Būtų blogas ženklas, jei jinai blogėtų. Manau, tu pats atsakėjai savo klausimą. Ne, bet aš turiu menį, dabar galbūt šiek tiek atsargnesnis, sakykim, daug varžovas buvo, nei pirmoji grupė tas patinas. Ir ar tai vis tiek gerėjantį formą parodo tokį rezultatą, ar visgi varžovas? Nemanau, kad tie belgai visai nebloga komanda, bet mes jau pradėjom pajusti tą žaidimą ir tą pergalę prieš prancūzus ir tas žaidimas biški laisvesnis ir jaučiam vienas kitą ir ta komanda jau atrodo kaip komanda. O tam pirmam pogrupė, aišku, buvo daug sunkių varžybų, bet nebuvo tokios labai stiprios ten irgi komandos, kur taip atrodo. Mes paprasčiausiai nežaidėm to savo gero krepšinio, to komandiško krepšinio ant tiek, daug kur perskubėdavom, daug kur darydavom, kur eidavom aklai. Tai tas labai matėsi, tas krepšinis atrodė toks sunkus ir toks negražus akiai ir toks gimdymas. O dabar jis biškai atsipalaidavo, atsilaisvino. Visi stengiasi išnaudoti, ką duoda situacija. Jei tu esi laisvas, mes nepataikysi, čia kitas klausimas, bet jei duoda, tai reikia tą daryti, o ne kažko ieškoti, kažkur grūsti tą kamuolį, kur jau laukia žmonės. Tai tas laisvumas pas visus atsirado ir pasitikėjimas ir tas, bet sakau, viskas kuo toliau bus tuo sunkiau ir mums reikia žiūrėti save, dar tą žaidimą visą kelti viršų, o jau kai išeis į ketvirtfinalius, tai ten yra tos vienos varžybos, žinot, nežinia kas bus, kaip bus, bet manau būsime pasiruošę ir jau tada turėtume demonstruoti tikrai savo geriausią krepšinį.